Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nebūkstų. O tu, pavyzdžiui, žiūrėk, Aš duok tų klausimų, ką tu turi Va, pasirašyti. čia scenarijus, taip, nu. čia bus? Gal kažkas pratingo. Nes iki šiol tai buvo šūdai. Nes iki šiol tai buvo ne ką, Timūrai. Oho. Atsisėsiu, kad gudriau atrodyčiau. Matosi čia. Taip. Čia bus iš viso dabar 8 klausimai. Ir aš manau, kad tuos pačius 8 uždavinėsim visiems savo svečiam. Nu, galim. Aš nežinau dar klausimų. Aš Klausimų? norėjau 10, kad Klausimų. būtų, bet nebus. O jūs mokinatės lietuvių kalbą tenais? Mes mokinomės taip akcentologiją. Man tai labai patinka, bet aš pati dabar labai daug klaidų jau darau, nes primiršau ir nebeatsiverčiu vadovėlių tų, nes biblioteka juos iš manęs pasiėmė, dėl to man nesudarytos sąlygos yra mokytis. Tai kaip aš galiu? Bet tu lenkaitėse, ne? Ar čia irgi negalima? O ką, čia vienas tų klausimų, Ne, kur čia- visiems užduosiu. Taip. Pirmas klausimas, ar tu lenkaitė? Ne, įdomumas tame, kad, pavyzdžiui, kaip lenkaitė, tu padarytum, pavyzdžiui, žemaičių akcentą. Dariau, aš mokiausi, mums reikėjo mokytis tarmes. Ir kaip man gavosi? atrodo, kaip plungiai žmonės Tapai šneka. pusę vėl pasakai. O į kurią aš pusę važiuoju? Tau reikia apsisukti vėl grįžti į molėtų plentą. A, gerai, toj. Nu, Tai kaip tu, pavyzdžiui, kaip darai, pakalbam žemaitiškai, aš moku žemaitiškai. Aš nelabai atsimenu dabar. Nu, aš davęs paklausiu. Nu. žemaitišką paklėpą. Parokaukitės. Konto. Pasiraukau. Ne, aš atsisakau. Atsisakau. Bet taigi dabar žiūriu, visą Lietuvai tave ir tu dabar kaip aktorė savo minusą užsidėsi, tavęs režisierių nekvies, sakys, nemoka žemaičių akcentą padaryti. Nu, o man aš kaip tik turiu vaidmenį, va Nu. tokį. Meni kaimo buičiai. Nu, kaim būčia, akcent padaryk žemaitišką, moki. Amuiku nors, nu padaryk. Padaryk. Kokį nors žodį mėginu. Nu kokį tu žodį, nu gali pasakyk. Ko šiandien darėjai prieš važiuodamas su mumis? Ko šiandien veikia, atsikėlė rytmetį kon veikia. Alipai duš, eja praustys. Aprausės. Taip. 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 Ai, jis sako taip. Taip. Atradau. Taip. Jėzau. Vis gerai moki. Gerai. Paims mane į kaimą buitį. Paims. Taip, moki pasakyti gerai. Taip. Duok klausimus. Gerai, aš grįžtam jau prie nekantrauju. klausimų. Pirmas klausimas. Mėgstamiausia savaitės diena. Ką tam? Aš galvoju. Ketvirtadienis. Bля. Geras atsakymas. Su kuo filmuotumės porno filme? Su niekuo. Diena? Wow, gerai, geras. Trečią Čia klausimą. labai geras jo. Nuo 1 iki 10 įvertink savo humoro jausmą. 6. Ne, aš galvoju, biškai neprivertina dar. Geriau? Aš geriau. Nes Tau mano daugiau draugė duočiau. sako, kad aš labai prastai juokauju. Tai gal net tik anekdotų Ne, supranta? tu labai, lemba, kaip čia pasakyti. Aš nenoriu įžeisti tavęs, čia moteriai, žinau, tai nėra komplimentas. Nu dabar, nu. Bet tu esi juokinga gana. Nu taip, man čia labai dažnai sako. Vienom Bet sako tai yra graži, komplimentas. protinga, man sako, nu tu juokinga. Bet tu ir graži, ir protinga, ir juokinga. Ar girdėjo, Tadas Vidmantas taip pasakė. Palauk, dabar nurausiu truputį minutėlį. Žinai, kaip tu į savo atsiveką užsirašai šitą, žinai, kaip būna tie Čia lūpai geras. reklaminiai, žinai. Tado Vidmanto lūpomis. Taip. Ai. Klaus toliau. Nepalauk, dar pasakysiu apie tą juokingumą. Tai man draugė sako, nu kad aš juokauju taip, kad tipo, kai visi juokauja. Ir tada aš sakau, nu jo, pridedu atseit ten prie juoko. Ir tada būna tyla ir būna toksai... Visi susprogsta ir žiūri į mane taip. Tai Nes, labai, nes tai jo, va. čia šiaip tada jo, tau reikėtų daugiau vertinti, nes kai taip pajokauju Lietuva, reiškia, tu esi aukščiau už dažniausiai, nes čia negalima apie labai daug pajokoti. Bet toliau tęsiant klausimyną. Aha. 4 klausimas, kurioje šalyje labiausiai norėtum gyventi? Rusijoj. Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nebūkstų.